Šiame kanale pasakojamos tikrais faktais paremtos istorijos. Dauguma jų gali būti šokiruojančios, baisios ar net emociškai nepakeliamos. Jos skirtos tik morbidinį smalsumą turintiems žiūrovams, siekiant pažinti tamsiąją žmonijos pusę, o ne ją propaguoti. Autorius šio turiniu nesiekia skatinti smurto, žiaurumo ar neapykantos. Šis video nerekomenduojamas mažiau nei 18 metų turintiems bei silpnų nervų žiūrovams, kadangi jame bus rodoma medžiaga, galinti šokiruoti ar sukrėsti. Jei vertinate autoriaus darbą, paspauskite patinka. Jei norite palaikyti kanalą, palikite atsiliepimą komentaruose bei sekite naujas istorijas. 10-ojo dešimtmečio pradžioje Dalase sekso paslaugas teikiančios moterys tapo iškrypusio žudiko taikiniu. Jos ten gyveno, ten dirbo, o dabar ten ir žuvo. Žiaurusis žudikas tarsi rengė spektaklį. Jis norėjo, kad jo darbai būtų matomi. Jis elgėsi kaip menininkas, išdėliodavo kūnus taip, kad visuomenė galėtų juos apžiūrėti. Jis kolekcionavo groteskiškus suvenyrus. Kai atvėrėme jos akiduobę, pamatėme, kad akies nebėra. Jo troškulys tapo nepasotinamas. Žinojome, kad jis smogs vėl. Tai didžiausias detektyvo košmaras. Tačiau kas skatino tokį šiurpų smurtą? Retai kada pažvelgus į žmogų galima išties pajusti, kad jis blogio įsikūnijimas. Ar jis gimė žudyti? Dešimtajame dešimtmetyje Dalasas Teksaso valstijoje buvo sėkmingas, sparčiai augantis didmiestis, žvelgiantis į klestinčią ateitį. Miesto vadovai nuolat pristatydavo Dalasą kaip spindintį pietvakarių simbolį, su nuostabiais aukštais dangoraižiais. Visi čia buvo sėkmingi. Tačiau už šio puikaus, blizgaus fasado slypėjo nusikalstamumas. Dalasas buvo smurte skęstantis miestas. Tiesą sakant, 10-ojo dešimtmečio pradžioje čia užfiksuotas didžiausias žmogžudysčių skaičius miesto istorijoje. 1991 metais Dalase įvykdyta daugiau nei 500 žmogžudysčių. O vienas rajonas į pietus nuo miesto centro tapo tamsiojo Dalaso židiniu. Oak Cliff rajonas smuko žemyn. Jį buvo užvaldę nusikalstamumas, gausybė nusikaltimų, prostitucija bei narkotikai. Tai nebuvo vieta, kurioje norėtumėte būti be konkretaus tikslo. Oak Cliff buvo tiesiog apleistas rajonas, pilnas degradavusių asmenų. Tai buvo ta Dalaso dalis, kurios miestas tuo metu greičiausiai gėdijosi. Patruliams Reginai Smith ir Johnui Matthewsui vienas gatvių gyvenimo aspektas reikalavo ypatingo dėmesio. Vidury dienos buvo galima pamatyti prostitutes, vaikštančias gatvėmis ir užsukančias į parduotuves. Dauguma ten dirbusių prostitučių turėjo problemų su narkotikais. Narkotikai buvo esminė jų gyvenimo dalis. Mes buvome užmezgę ryšį su šiomis merginomis, mums jos rūpėjo, mes nelaikėme jų vien prostitutėmis, matėme jose žmonės. Viena iš šiame rajone dirbusių sunkaus likimo moterų buvo 33 motina Mary Pratt. Mary jau kurį laiką vertėsi prostituciją gatvėje, ji užaugo netoli North Oak Cliff rajono, o jo šeima gyveno visai šalia Dalaso miesto. Ji mylėjo savo šeimą, joje buvo tiek daug meilės. Mary labai troško ištrūkti iš tokio gyvenimo. 1990 m. gruodžio 12 Oak Cliff rajono raudonųjų žibintų kvartale atrodė kaip eilinė naktis. Mary buvo viena iš daugybės merginų teikusių seksualinės paslaugas, liūdnai pagarsėjusiame Jeffersono bulvare.
Tačiau kitą rytą šiurpus radinys netoliese esančiame gyvenamajame rajone paženklino tragišką jaunos moters gyvenimo pabaigą. Kūnas buvo rastas būtent čia, šioje vietoje. Ji buvo iš dalies nuoga, ją buvo šauta, ji gulėjo išsitiesusi, rankos buvo virš galvos. Kai atvykome į įvykio vietą, kiek pamenu, buvo gal 3 ar 4 valandą ryto, kūnas tiesiog gulėjo gatvėje. Kaip matote, tai nėra nuošali vieta, kurios niekas negalėtų pamatyti. Aplinkui namai, nuolat vaikšto žmonės. Kūnas čia buvo paliktas tam, kad kas nors jį aptiktų. Aukos tapatybė buvo nustatyta. Tai buvo prostitutė Mary Pratt. Nors kūnas buvo paliktas viešoje vietoje, iš pradžių jos nužudymas nebuvo laikomas kažkuo ypatingu. Gatvės prostitučių sumušimai ar šaudymai nebuvo retenybė, tai atrodė kaip eilinė byla. Visgi atlikus skrodimą paaiškėjo, kad tai buvo toli gražu neeilinė žmogžudystė. Teismo medicinos ekspertas pakėlė akių vokus, norėdamas skrodimo protokole užfiksuoti akių spalvą. Ir šiuo konkrečiu atveju patyrė šoką pamatęs, kad akių obuolių nebėra. Akys buvo išpjautos taip preciziškai, kad užmerkus vokus nebuvo jokių randų ar kraujavimo pėdsakų. Tai buvo atlikta chirurginiu tikslumu. FTB patvirtino policijai, kad toks makabriškas žudiko veikimo būdas precedento neturintis atvejis. Apie tokius žiaurius nužudymus, susijusius su akių obuoliais, niekada nebuvome girdėję. Tai priminė trofėjų ar suvenyrą. Kai kas nors deda tiek pastangų, kad kruopščiai išpjautų akies obuolį, tai rodo, jog vien tik žudymo psichoseksualiniam pasitenkinimui nepakanka. Žudikas privalo žengti žingsnį toliau ir daryti tai, kas jam teikia malonumą, net rizikuodamas būti sučiuptas. Prieš 50 metų pietų Dalaso gatvėse tokie žiaurūs nusikaltimai buvo neįsivaizduojami. Oak Cliff rajonas buvo saugus prieglobstis jaunai porai, auginančiai nesenai įsūnytą berniuką. Čarlzas gimė 1933 metais, o praėjus 3 savaitėms jį įsūnijo Fredas ir Del Albrightai, pora gyvenusi pačioje Oak Cliff širdyje. Fredas Dalase dirbo maisto prekių parduotuvės savininku, Del buvo namų šeimininkė ir šias pareigas ji atliko itin atsidavusiai. Ji tvarkė visus namų reikalus, tėvas Fredas tarsi likdavo antrame plane, motina berniuką labai lepino, tačiau kartu buvo ir nepaprastai griežta. Ji nuolat baiminosi, kad sūnus gali įsivelti į bėdą, susirgti ar valgyti netinkamą maistą. Kieme ji laikė ožkas, kad berniukas gertų ožkos, o ne karvės pieną. Nors Čarlzo motina gebėjo rodyti rūpestį, vėliau jis prisimindavo griežtas taisyklės, kurių privalėjo laikytis. Ji versdavo jį groti pianinu ir reikalavo griežtai laikytis etiketo taisyklių. Jei berniukas neišgerdavo pieno ar nebaigdavo valgyti patiekalo, būdavo griežtai baudžiamas. Pasitaikydavo atvejų, kai motina pririšdavo jį prie lovos, jei šis nenorėdavo miegoti ar paguluoti. Už netinkamą elgesį ji bausdavo sūnų uždarydama tamsiame kambaryje. Jos dominavimas neišvengiamai darė jam įtaką, galėjo kauptis pyktis, ypač dėl to, kad ji jį kontroliavo, tačiau ji taip pat labai jį palaikė, tad būta ir meilės. Dėl to jis greičiausiai jautė prieštaringus jausmus moterims. Nors Albrightų namuose vyravo griežta tvarka, laisvą laiką motina ir sūnus skyrė bendrai aistrai – iškamšų gamybai. Jie rinkdavo apylinkėse rastus nugaišusius gyvūnus, pavyzdžiui, voveres ar paukščius, ir kruopščiai juos sutvarkydavo, išimdavo vidaus organus, o paskui vėl susiūdavo. Paskutinis etapas buvo įstatyti gyvūnų akidobes, tas gražias dirbtines akis, kurias buvo galima užsisakyti. Tačiau motina buvo labai taupi, ji nenorėjo mokėti už tas gana brangias stiklinės akis, todėl versdavo sūnų naudoti sagas iš savo siuvimo reikmenų atsargų. Jis važiuodavo autobusu į vietinę parduotuvę prekiaujančią iškamšų gamybos priemonėmis ir perbraukdavo pirštais per dėžutę su akimis, tiesiog žiūrėdavo į jas, tačiau niekada negalėdavo jų nusipirkti ir įstatyti savo gyvūnams. Praėjus 50 metų, Čarlzo Albrighto gyvenamajame rajone įvyko šiurpi žmogžudystė.
buvo nužudyta prostitutė Mary Pratt. Kol detektyvai ieškojo pėdsakų, žudikas jau planavo kitą išpuolį. – 1990 m. gruodį Dalaso Oak-Cliff rajono gatvėse buvo aptiktas šiurpus radinys. 33 prostitutė Mary Pratt buvo žiauriai nužudyta ir šiurpiai sužalota. Chirurginiu būdu jai buvo pašalintos akys. Policijai ieškant įkalčių, patruliuojantis pareigūnai Regina Smith ir Jonas Matthewsas kreipėsi į vietinės merginas, dirbančias Raudonųjų žibintų kvartale prie Jeffersono bulvaro. Jos gatves pažįsta geriau nei bet kas kitas. Jos ten gyvena, ten dirba, o dabar ten ir miršta. Iš merginų sklido kalbos, kad žudikas greičiausiai buvo kažkas, ką Mary pažinojo. Žmogus, tikriausiai jau ilgą laiką besisukantis gatvėje. Merginos prisimindavo blogiausius savo klientus, kurie su jomis prastai elgėsi. Tačiau ne vienas jų netitiko to profilio, kurį matėme mes. Žinote, kai kurie variantai buvo visiškai netinkami. Policija taip pat glumino tai, kur buvo paliktas Mary kūnas. Buvo žinoma, kad ji dirbo Jeffersono bulvaro apylinkėse, tačiau jos kūnas rastas gyvenamajame rajone, gana toli nuo tos vietos. Mary, kaip ir dauguma kitų merginų, savo paslaugas teikdavo tik labai nedidelėme plote. Jos norėjo būti netoli savo sutenerio ir draugų. Tad faktas, kad kūnas rastas toli nuo Jeffersono rajono, buvo gana neįprastas. Nors pareigūnai Smith ir Matthewsas turėjo nedaug užuominų, susitikimas su vietinė prostitutė Veronika Rodriguez atrodė kaip galimas proveržis. Pamačiau žaizdą jos kakle ir galvoje, tad paklausiau, kas tau nutiko. Jie atsakė, žinai, vos nežuvau, turėjau šokti į drenažo kanalą, kad nuo jo pabėgčiau. Aš nustebau, tu čia rimtai? Veronika tvirtino, kad tą naktį, kai buvo nužudyta Mary Pratt, ji buvo kartu su ja. Ji pasakojo, kad jos dvi su Mary aptarnavo tą patį klientą, kuris jas užpuolė. Jai pavyko pabėgti, o Mary dėja ne. Išsigandusi prostitutė apibūdino siaubingą bėgimą iš įvykio vietos. Ji basomis ir pusnuogė bėgo per atvirą lauką. Būdama labai smulkaus sudėjimo, ji sugebėjo įlįsti į drenažo vamzdį. Ji girdėjo, kaip užpuolikas šaukė jos vardą, bandydamas ją surasti. Galiausiai ji pasiekė pažįstamo žmogaus namus ir šis ją išgelbėjo. Nors Veronikos pasakojimas buvo dramatiškas, dėl jos apsvaigimo nuo narkotikų pareigūnams kilo abejonių. Jie manė, kad tai tiesiog eilinė istorija, kokias Veronika nuolat pasakojo, tačiau ji tikrai atrodė sumušta. Vis dėlto vos po 2 dienų pareigūnai Smith ir Matthewsas vėl susidūrė su Veronika, kai tikrino įtartiną sunkvežimį, stovėjusi Oak-Cliff rajono Raudonųjų žibintų zonoje. Atidarėme duris ir pamatėme automobilyje esančią Veroniką, kuri teikė paslaugas Extonui Schindleriui. Schindleris buvo vietinis sunkvežimio vairuotojas, nuomavęsis namą tame rajone. Veronika buvo labai susijaudinusi ir nusiminusi. Ji nuolat kartojo, jis mane išgelbėjo, palikite jį ramybėje, leiskite jam eiti. Nesuimkite jo, nesuimkite, tai tas pats žmogus, apie kurį jums pasakojau, tas, kuris mane išgelbėjo. Tuo metu jos pasakojimo niekas iškart nepatikrino. Tačiau pareigūnai užsirašė jo asmens duomenis. Extonas Schindleris savo gyvenamąją vietą nurodė Oak-Cliff rajoną. Nors policija to dar nežinojo, Extonas Schindleris iš tikrųjų nurodė jo namo savininko, vietinio gyventojo, tame rajone užaugusio 57 Čarlzo Albrighto adresą. Vaikystėje, 5-ame dešimtmetyje, Čarlzas namuose patyrė griežtą auklėjimą. Atrodė, kad toks drausmingas auklėjimas davė vaisių mokykloje. Jis buvo itin gabus tiksliesiems mokslams ir talentingas sportininkas. Sutikus jį vaikystėje galėjai pamanyti, kad jo laukia puiki ateitis.
Jis buvo protingas ir gerai mokėsi, tačiau kartu pasižymėjo polinkiu krėsti išdaigas ir dažnai įsiveldavo į bėdas. Jis buvo sumanus vagišius, vogdavo kontrolinių darbų užduotis ir darydavo jų kopijas draugams. Įprastas kelias – lankyti pamokas ir baigti mokyklą jam nebuvo priimtinas. Jis nenorėjo taip gyventi. Pasaulį jis matė kaip vietą, kurioje visada reikia kažkaip jį pergudrauti ar aplenkti. Artėjant pilnametystei, chuliganiškas Albrighto elgesys ėmė nevaldomai blogėti. Būdamas paauglys jis buvo suimtas už įsilaužimą į juvelyrinių dirbinių parduotuvę ir laikrodžio vagystę. Su juo bendravo ir apklausas atliko nepilnamečių priežiūros pareigūnas. Šis niekada anksčiau nebuvo sutikęs paauglio, gebančio taip atskirti tikrovę nuo prasimanimų. Albrightas sugebėdavo įtikinti save, kad nepadarė jokio nusikaltimo. Jis mokėjo meluoti savo ir pats tuo nuoširdžiai tikėti. Čarlzo nusikalstamas elgesys vis stiprėjo, kol galiausiai, būdamas vos 17, jis buvo nuteistas 1 metams kalėjimo. Vis dėlto išėjęs į laisvę jis regis pasitaisė. Jis įstojo į Arkanzaso valstijos mokytojų koledžą, tapo prancūzų klubo prezidentu, metraščio redaktoriumi ir studentų tarybos nariu. Nors niekada anksčiau nebuvo žaidęs organizuoto futbolo, jis dalyvavo atrankoje į komandą ir tapo pagrindinės sudėties saugu. Jis buvo labai charizmatiškas, atsipalaidavęs, atrodė, kad sutarė su visais ir pasižymėjo paviršutinišku žavesiu. Spalvingoji Albrighto asmenybė taip pat pagarsėjo dėl jo ekscentriškų išdaigų. Koledže Čarlis turėjo draugą Andrew, kuris draugavo su pačia gražiausia universiteto miestelio mergina, tačiau jiedu išsiskyrė. Ištiktas nevilties, Andrew suplėšė jos visas nuotraukas. Čarlis slapčia įėjo į jo kambarį, iš šiukšlių dėžės paėmė tas nuotraukas, iškirpo akis ir pradėjo jas klijuoti ant lubų virš Andrew lovos bei vonios kambaryje, kuriuo šis naudojosi. Tad kur tik Andrew eidavo, visur jį stebėdavo buvusios merginos akių nuotraukos. Čarlio manymu tai buvo nepaprastai juokinga išdaiga. Senas geras Čarlis ir jo pokštai su akimis. Praėjus 40 metų, vietinės prostitutės vis dar dirbo Oak Cliff rajone, garsėjančiame kaip raudonųjų žibintų kvartale, nepaisant šiurpios prostitutės Mary Pratt žmogžudystės ir kūno sudarkymo. Merginos būdavo surenkamos, kai kurios sumušamos, kitos išprievartaujamos ar net nužudomos. Toks jau dažniausiai būdavo prostitučių gyvenimas. Tačiau Oak Cliff rajone netrukus įvyko dar viena žiauri žmogžudystė, privertusi tyrimą atliekančius pareigūnus sunerimti. 1991 metų vasarį, praėjus 2 mėnesiams po to, kai buvo rastas Mary Pratt kūnas, toje pačioje pietų Dalaso gatvėje aptiktas kitos moters kūnas. Būtent čia, šioje apylinkėje buvo rastas Susan Peterson kūnas. Ji buvo iš dalies nuoga, moteris buvo nušauta ir gulėjo čia, tarsi viešai demonstruojama. Šios prostitutės nužudymas turėjo ryškių panašumų su Mary Pratt byla. Abiejų moterų kūnai buvo išmesti tame pačiame rajone, abi jos buvo nušautos, abiejų kūnai buvo palikti taip, tarsi žudikas būtų norėjęs, kad jie būtų greitai pastebėti. Kai žudikas tiesiog išmeta kūną, jis pirmiausiai parodo, kad laiko auką šiukšle, tiesiog išmeta ją į gatvę, kad būtų išvežta. Be to, tai buvo įžūlus iššūkis pačiai bendruomeniai. Ar matote, su kuo turite reikalų? Tai nebuvo žmonės, kuriuos galima šiaip sau išmesti į gatvę. Mano matytos nuotraukos persekioja mane visą gyvenimą ir tebe persekioja. Na ir kas, kad jos buvo tokios? Tai niekam nesuteikė teisės atimti iš jų gyvybę. Niekam. Nors Susan nužudymo byla priklausė kitai jurisdikcijai, išgirdę naujienas Dalaso detektyvai baiminosi, kad skrodimas atskleis tokį patį siaubingą veido sužalojimą, koks buvo padarytas Mary Pratt. Jie nedelsdami paskambino teismo medicinos ekspertui ir nurodė patikrinti akis. Ir gavo atsakymą, akių nebuvo.
Ta akimirka įsijungia pavojaus signalas, kadangi jie suprato, turintis reikalų su serijiniu žudiku. Jie žinojo, kad jis smogs vėl. Tai didžiausias detektyvo košmaras. Akivaizdu, kad jam patiko erzinti policininkus. Jis norėjo, kad jo darbas būtų pastebėtas. Jis elgėsi kaip menininkas, išpjaudavo aukoms akis ir dingdavo naktyje. Šių dviejų nekaltų moterų sužalojimas liudijo apie itin iškrypusį žudiko protą. Netrukus detektyvai suprato, kad žudiko troškimas rinkti trofėjus dar toli gražu nepatenkintas. ...1991 metų vasarį policija nustatė, kad serijinis žudikas žudo prostitutės Dalaso Oak Cliff rajone. Ir Mary Pratt ir Susan Peterson buvo siaubingai sužalotos. Per iškrypėliškus išpuolius chirurgiškai pašalintos jų akys. Reikėjo pranešti gatvėse dirbančioms prostitutėms ir įspėti jas, kad siautėja žudikas, o aukų kūnai sužalojami konkrečiu būdu. Visi bijojo, žinote, žinia apie laisvėje esantį serijinį žudiką, pjaunantį prostitutėms akis, kėlė didžiulį nerimą. Tačiau nepaisant policijos įspėjimų, daugelis merginų neturėjo didelio pasirinkimo. Prostitutės ir toliau dirbo gatvėse, daugelis jų buvo priklausomos nuo narkotikų, tad joms reikėjo pinigų. Jaučiau joms gailestį, kadangi jos buvo įstrigę padėtyje, iš kurios negalėjo išsivaduoti. Tvyrant baimės atmosferai, vienam Oak Cliff rajono gyventojui, norint sudurti galą su galu, tekdavo naktimis dirbti laikraščių išnešiotojų. Tai buvo dar vienas darbas spalvingos asmenybės Čarlzo Albrighto darbų sąraše. Atrodė, kad Albrightas niekur neįsilaikydavo ilgiau nei 3 mėnesius, arba prarasdavo susidomėjimą, arba mesdavo darbą. Vienu metu jis įsigijo tekinimo stakles ir gamino beisbolo lazdas, kurias vėliau pardavinėjo. Jis pasakodavo žmonėms, kad kadaise buvo koridos dalyvis ir buvo išvykęs į Meksiką. Įgijęs kosmetologo kvalifikaciją, jis vadino save ponu Čarliu. Kurį laiką jis užsiėmė ir tapybą. Kolega iš grožio salono paprašė jo nutapyti žmonos portretą. Čarlis valandas dirbo prie šio paveikslo. Galiausiai vyras paklausė: "Čarli, kadagi baigsi portretą?" Čarlis atsakė: "Liko atlikti tik vieną dalyką." Pažvelgęs į portretą, vyras pamatė tobulą žmonos atvaizdą, tik jame trūko akių. Tačiau po ekscentriško Albrighto elgesiu slėpėsi smulkių nusikaltimų kupinas gyvenimas. Dar 1969-aisiais jis suklastojo dokumentus, kad gautų biologijos mokytojo ir skyriaus vedėjo darbą vidurinėje mokykloje į rytus nuo Dalaso. Ten jis taip pat treniravo amerikietiškojo futbolo komandą. Mokyklos merginos dėl jo alpdavo, o vaikinai norėjo jį lygiuotis ir kreipdavosi patarimų. Jis buvo bendraujantis ir charizmatiškas, jam buvo labai lengva apgaudinėti žmonės ir priversti juos patikėti tuo, kuo jis norėjo. Tai jam suteikdavo pranašumo jausmą. Netekęs mokytojo darbo, 8-ajame dešimtmetyje Čarlzas Albrightas toliau darė smulkius nusikaltimus. Tačiau 1981-ieji jo kriminalinėje istorijoje pažymėjo nerimą keliantį posūkį. Jis ėmė lankytis vienoje bažnyčioje ir netrukus tapo itin aktyviu tos konkrečios katalikų bendruomenės nariu. Jis susidraugavo su šeima, turėjusią mažą dukrą. Jam patiko bendrauti su mergaite, jis vesdavosi ją į žaidimo aikštelę. Tačiau vieną dieną tėvai, pasikalbėję su dukra, suprato, kad Čarlis ją seksualiai išnaudojo. Šeima nenorėjo savo dukrai užkrauti teismo proceso naštos, todėl prokuratūra su juo sudarė susitarimą dėl kaltės pripažinimo ir jam buvo paskirtas bandomasis laikotarpis. Čarliui pavyko viską visiškai nuslėpti, apie tai nebuvo rašoma laikraščiuose, tad savo aplinkoje Oak Cliffe jis ir toliau buvo laikomas linksmuoliu, mėgstančiu gerai praleisti laiką. Tačiau bažnyčioje, kurią lankė rytų Alise, jis pasirodė esąs iškrypęs seksualinis maniakas. Po 10 metų, 1991-aisiais, visą plačiąją Oak Cliff bendruomenę apėmė panika. Tai nutiko po žiauraus 2 baltaodžių prostitučių nužudymo. Kai buvo įvykdyta antroji žmogžudystė, ši istorija jau buvo tokia, apie kurią neišvengiamai turėjo pranešti spauda.
Sulaukdavome skambučių iš žmonių, norinčių įskųsti buvusius vyrus ar draugus. Dėl to mums tekdavo tikrinti daugybę versijų, kurios vėliau pasirodydavo esančios nieko vertos. Kai ši byla tapo sensacija žiniasklaidoje, vienas iš mūsų nuogastavimų buvo tas, kad žudikas gali pakeisti savo veiksmų braižą. Būtent taip ir nutiko 1991 m. kovo 19 d., praėjus mėnesiui po to, kai buvo rastas Susan Peterson kūnas. Gyvenamojoje gatvėje buvo rastas trečiosios prostitutės kūnas. Nors aukos profesija sutapo su Mary Pratt ir Susan Peterson profesija, žudiko pasirinkimo kriterijai regis pakito. Šis atvejis skyrėsi keliais aspektais. Pirmosios dvi aukos buvo baltaodės, o Shirley Williams juodaodė. Žudiko veiksmų pobūdžio pasikeitimas baigėsi tragedija 45 moteriai, kuri nepaisydama policijos įspėjimų ir toliau dirbo gatvėje. Analizuojant serijinę seksualinio pobūdžio žmogžudystės pastebima, kad 70% atvejų nusikaltėliai nusikaltimo vietose eksperimentuoja ir atlieka ką nors visiškai naujo, ko anksčiau nedarė. Tad jei turime 5 žmogžudysčių seriją, kurioje 4 moterys yra baltaodės, o viena afroamerikietė, manęs tai nestebina. Nepaisant skirtumų, žudiko įžūlus žiaurumas buvo akivaizdus. Atvykę pareigūnai rado ją visiškai nuogą ir subjaurotų veidų. Jos kūnas gulėjo netoli mokyklos, ji buvo palikta ten, kur ją galėjo pamatyti daugybė vaikų. Į ją buvo kelis kartus šauta, vaizdas buvo kruvinas. Nustačius mirties priežastį, detektyvui ramybės nedavė vienas dalykas. Žinoma, pirmiausia apžiūrėjome akių duobes. Patikrinę pamatėme, kad akių nebėra. Tada supratome, kad turime trečiąją auką. Kaip ir kitais 2 atvejais, akių obuoliai buvo išimti ir įsinešti iš nusikaltimo vietos. Tačiau šį kartą atrodė, kad žudikas veikė apimtas įsiūčio. Jei Mary ir Susan atveju akis buvo pašalintos chirurginiu tikslumu, tai Shirley atveju aplink akis matėsi žymių. Šįkart žudikas neturėjo pakankamai laiko tiksliai pašalinti akių obuolių, todėl vienoje iš akių duobių paliko X akto peiliuko nuolaužą. Policijai tikrinant įvairius pėdsakus, Oaklifo gyventojas Charlesas Albrightas liko nepastebėtas. Nepaisant prieštaringos praeities, charizmatiškas 57 vyras tapo populiariu bendruomenės nariu. Teismo ekspertas daktaras Irvingas Stone'as prisimena šį 57 vyrą, kaip puikų papildymą savo senjorų softbolo komandai. Charles Albrightas buvo tarsi nerūpestingas linksmas žmogus, atrodė kaip gaisrinis hidrantas. Jis buvo plačių pečių, stiprus, pasižymėjo puikiu humoro jausmu ir manau komandos draugams Charles apskritai patiko. Jei softbolo aikštelėje kildavo įtampa ar konfliktas, net ir tarp šių pagyvenusių vyrų aistros dažnai įkaisdavo, tačiau Charles pirmas nusileisdavo. Atrodė, kad jam nepatinka fiziniai konfliktai. Be aktyvaus socialinio gyvenimo atrodė, kad Charlesas mėgaujasi ir laimingų šeimyninių gyvenimų. Jis susipažino su moterimi, našle iš Arkanzaso, vardu Dixie, ėmė ją vilioti ir sakė norys vesti. Ji pasidavė jo žavesiui ir galiausiai jiedu apsigyveno kartu. Dixie manė gyvenanti su princu iš pasakos, tokiu, pas kurį grįžusi namo galėtų tikėtis, kad jis jai skaitys eiles ar darys panašius dalykus. Kadangi jis vis dažniau likdavo be darbo, pagrindinės pajamas gaudavo iš kelių nuomojamų namų paveldėtų iš tėvų. Tačiau didėjant finansiniam spaudimui, Dixie buvo priversta tapti pagrindinę šeimos maitintoją, net neįtardama, kad jos partneris gyvena dvigubą gyvenimą. Dixie nė neįsivaizdavo, kad kol jį dieną dirbo dovanų parduotuvėje, Charlie sėsdavo į automobilį, nuvažiuodavo 10 minučių kelio iki abejotinos reputacijos motelių prie greitkelio, lankydavosi pas prostitutes ir kartais parsivesdavo jas į vieną iš savo nuomojamų namų.
Jis buvo labai protingas, todėl gebėjo gyventi tarsi atskiruose gyvenimo skyriuose. Kiekvienas toks skyrius turėjo savitą moralės ir tapatybės pojūtį, o jo elgesys priklausydavo nuo situacijos ar nuotaikos. Jį pažinojusios sekso paslaugas teikiančios moteris prisimena jį kaip klientą, mėgusi viską kontroliuoti. Jis pirkdavo joms narkotikų ir sakydavo nenorys, kad jos būtų gatvėje, kadangi dėl jų nerimauja. O jūs, mano mergaitės, aš parūpinsiu jums narkotikų, nenorėčiau, kad jums kas nors nutiktų. Jis apmokėdavo dalį jų maisto išlaidų arba prireikus pinigų duodavo po $100 ir nebūtinai už seksą. Jis norėjo užmegzti su jomis draugiškus ryšius, todėl jos laikė jį žmogumi, su kuriuo būti saugu. O jis mokėjo būti žavingas, kai tik norėdavo. Jis sakydavo, kad mano akys nuostabios. Tačiau pažįstami iš Raudonųjų žibintų rajono pastebėjo pasikeitusi Čarlzo Albrighto elgesį. Su kai kuriomis prostitutėmis jis ėmė megzti sadistinius santykius. Buvo galima matyti dvi skirtingas jo puses – žavingą malonų būdą ir piktą agresyvų elgesį. Jis pradėjo jas rišti, kai kurias mušė virve ar elektros laidu, rėkė ant jų ir keikėsi. Sekso metu jis elgdavosi labai šiurkščiai. Ilgą laiką dirbau psichiatrijos skyriuje, buvau slaugytoja, tad supratau, kad kažkas negerai. Nors slaptas Albrighto gyvenimas liko nepastebėtas, vienas netikėtas įvykis šokiravo jo komandos draugus, žaidusius softbolą. Kai rungtynės baigėsi, pro komandą lėtai pravažiavo dvi jaunos moterys. Vienas vyras pusiau juokais leptelėjo, lažinosi, kad jos prostitutės. Ei, Čarli, gal norėtum jas išbandyti? Čarlis atsisuko į tą vyrą ir pasakė, aš nekenčiu prostitučių, jei galėčiau rinktis, visas jas nužudyčiau. Po metų, 1991 kovą, dėl žiauraus trečiosios prostitutės nužudymo, Oak-Cliff rajono Raudonųjų žibintų zona ištuštėjo. Gatvėse nebuvo galima rasti jokios rasės prostitučių, jos tiesiog dingo. Tvyrant baimiai, patruliuojantis policininkai Smith ir Matthewsas gavo svarbios informacijos iš prostitutės Brendos White. Brenda papasakojo apie vyresnį baltąjį vyrą, vairavusį universalą, kuris ją įsisodino į automobilį. Jis buvo labai stiprus, raumeningas, žilstelėjusiais plaukais. Vyras norėjo nuvežti ją į savo valdas pietuose. Būdama patyrusi prostitutė, ji suprato, kad nereikėtų ten vykti. Vyras įsiuto, Brenda taip įsigando, kad norėdama ištrūkti iš automobilio, ji turėjo panaudoti ašarines dujas. Išgirdę Brendos pateiktą užpuoliko apibūdinimą, pareigūnai iš naujo įvertino anksčiau gautus kitos Oak-Cliff prostitutės parodymus. Tai man priminė Veronikos istoriją, nes ji taip pat minėjo, kad jos užpuoliko plaukai buvo žilstelėję, druskos ir pipirų spalvos. Veronika Rodriguez tvirtino mačiusi žiaurų Mary Pratt nužudymą prieš pabėgdama į nuomojamą namą, kuriame gyveno vidutinio amžiaus vyras Axtonas Schindleris. Axtonas buvo smulkaus sudėjimo, gana drovus ir pasyvus žmogus, tikrai netoks, kuris galėtų įveikti šias merginas. Žinojome, kad Axtonas nėra žudikas. Tačiau, kai pareigūnas Matthewsas patikrino Axtono nurodytą adresą, paaiškėjo, kad tai buvo valda netoli tos vietos, kur buvo rastas Shirley Williams kūnas. Pašalinus Schindlerį iš įtariamųjų sąrašo, policija atkreipė dėmesį į jo nuomotoją. Tolesnis tyrimas atskleidė, kad tame pačiame rajone jam priklausė ne vienas nekilnojamo turto objektas. Pradėjęs tikrinti mokesčių įrašus sužinojau, kad iš viso jam priklausė 3 objektai. Vienas netoli vietos, kur buvo išmestas Shirley kūnas, o kiti 2 netoli vietos, kur buvo rasti Mary ir Susan palaikai. Visų jų savininkas buvo tas pats asmuo, kurio pavardė Albrightas. Kai policininkė pagalvojau, štai tas niekšas, štai kas tai daro. Tačiau policijai vis labiau spaudžiant Čarlzą Albrightą paaiškėjo, kad jie susidūrė su itin atsargiu ir apskaičiuojančiu priešininku.
1991 metais iškrypėlis serijinis žudikas smogė Auklifo rajono, garsėjusio prostitucija ir nusikalstamumu širdyje. Susiję 3 žmogžudystės dėl šiurpaus aukų akių pašalinimo fakto, Dalaso policijos pareigūnai pagaliau patikėjo radę ieškomą asmenį. 57 Čarlzas Albrightas atitiko liudininko pateiktą apibūdinimą ir valdė kelis namus netoli vietų, kur buvo rasti aukų kūnai. Jis buvo sulaikytas ankstyvų rytą. Specialiųjų operacijų grupė užėmė pozicijas aplink namą. Jie įsiveržė į vidų ir sulaikė Čarlį, kuris tikino neturinti supratimo, kodėl jie čia atvyko. Įsprendus bylą, pareigūnams Matthewsui ir Smith buvo pavesta nuvežti įtariamąjį į apklausą. Atmosfera automobilyje buvo tokia nejauki, kokią tik galima įsivaizduoti. Tvyrojo visiška tyla. Vienintelis dalykas, kurį prisimenu, tai žvilgsnis atgal ir tamsa jo akyse. Tai net nebuvo panašu į žvilgsnį į tikro žmogaus akis. Tai buvo tiesiog neįtikėtina ir kartu visiškai šiurpu. Visos aukos buvo nušautos, bet to keisčiausia tai, kad joms buvo pašalintos akys. Tačiau apieškant Albrighto namus, reikšmingų įkalčių rasti nepavyko. Kai pradėjome apieškoti namą, aptikome židinį su slaptu dangčiu viršuje. Nuėjome dangtį, viduje radome kokius 7 ar 8 ginklus. Nė vienas iš jų nebuvo panaudotas nužudant prostitutės. Pareigūnai rado maketavimo peiliukų, tačiau negalėjo jų susieti su jokiu nužudymu. Pačių akių rasti nepavyko. Ta naktį tyrimo grupėje dirbo ir teismo medicinos ekspertas daktaras Irvingas Stone'as. Nors iš pradžių paieška nedavė rezultatų, vienas svetainėje rastas daiktas jį tiesiog pribloškė. Ant grindų kampe gulėjo beisbolo kepuraitė. Pažvelgęs į ją paklausiau, kaip šio vyro vardas. Vyriškis atsakė, Čarlzas Albrightas. Tada pasakiau, juk jis mano softbolo komandos dešiniojo lauko žaidėjas. Grįžęs į policijos būstinę, daktaras Stone'as akis į akį susidūrė su buvusiu komandos draugu. Atsivėrus liftos durims pasirodė Čarlis Albrightas, surakintas antrankiais ir kojų grandinėmis, lydimas 2 detektyvų. Pamatęs mane, jis plačiai nusišypsojo, įskėtė rankas ir tarė, Irvinai, ateik ir apkabink mane. Pažvelgiau į Čarlį, tik papurčiau galvą ir nuėjau į laboratoriją. Štai koks žmogus buvo Čarlis. Būdamas suimtas, Albrightas išliko visiškai ramus, kol policija apieškojo kitus jam priklausančius objektus, desperatiškai bandydama rasti dingusias kūno dalis. Kai teko apieškoti tą prakeiktą tvartą, viskas priminė sceną iš filmo Avinėlių tylėjimas. Visur knibždėjo driežų, gyvačių ir tritonų. Jis buvo juos visus ten surikiavęs, tad manėme, jog ten rasime ir akis. Pamenu, matėme konservuotų gyvūnų. Vieno iš jų organai netgi priminė akis, tačiau paaiškėjo, kad tai buvo regis kiaulės akys. Nors įkalčių prieš Albrightą vis dar trūko, pareigūnai Smith ir Matthewsas, gavę informacijos iš vietinės prostitutės, aptiko vietą, kurioje buvo nužudyta Shirley Williams. Jos palto radimas įvykio vietoje tapo bylos lūžio tašku. Tai tiesiogiai siejo Albrightą su Shirley Williams. Ant lietpalčio jie rado plauką, kurio iš pradžių negalėjo identifikuoti. Įdomiausia tai, kad tokio paties tipo plauką rado ir Albrighto namuose esančiame dulkių siurblyje. Jiems netgi teko kreiptis į zoologijos sodą, kad ekspertai jį apžiūrėtų. Šie nustatė, jog tai voverės plaukas. Buvo akivaizdu, kad jis siurbė savo sunkvežimį ar kažką panašaus, kitaip tie plaukai nebūtų patekę į dulkių siurblį. Tai tapo itin svarbių įrodymų. Teismo metu Albrightas neigė netgi lankęsis Raudonųjų žibintų kvartale, tačiau galiausiai prisiekusieji pripažino jį kaltu dėl Shirley Williams nužudymo. Nors oficialiai jam nebuvo pateikti kaltinimai dėl Mary Pratt ir Susan Peterson nužudymo, teisme buvo išsamiai aptartos ir šios bylos. Čarlzui Albrightui grėsė kalėjimas iki gyvos galvos, o sukrėsta Auklifo bendruomenė bandė suvokti, kodėl šis anksčiau tik smulkius nusikaltimus daręs asmuo taip žiauriai taikėsi į Auklifo sekso paslaugas teikiančias moteris.
Žinojome, kad jis buvo įvaikintas, o jo biologinė motina galbūt vertėsi prostitucija. Gyvenant su mintimi, kad motina buvo prostitutė, ši nuoskauda bėgant metams galėjo tik stiprėti ar virsti kažkuo panašiu į tai. Tačiau daugeliui sunkiai suvokiamas dalykas buvo išskirtinis Albrighto nusikaltimų bruožas – aukų akių darkymas. Albrightas gyvenime nieko reikšmingo nebuvo pasiekęs. Manau, tai galėjo būti būdas, žinote, savotiškas bandymas palikti pėdsaką pasaulyje. Būta įvykių jo ankstyvojoje vaikystėje, kai motina minkštiems žaislams vietoje akių naudodavo sagas. Paprastai labai atsargiai vertinu bandymus sieti suaugusiojo elgesį su vaikystės įvykiais. Tačiau šiuo konkrečiu atveju, manau, tai tikrai tinka. Jis iki šiol gali ilgai kalbėti apie savo apsėdimą akims. Pranešama, kad kalėjimo kameroje ant sienos vieną šalia kito jis buvo priklijavęs savo pieštus gražių moterų akių atvaizdus. Po šio iškrypusio žiaurumo protrūkio liko vienas klausimas. Ar Čarlzas Albrightas gimė žudyti? Manau, norint suprasti Čarlį, reikia suvokti, kad nepaisant viso jo žavesio ir sumanumo, jis nuo pat pradžių pasižymėjo antisocialia asmenybė. Jo įmotė Deltai tikriausiai jautė, galbūt todėl ji taip rūpestingai jį augino. Jis suprato, kad jo sūnaus gyvenimas gali tapti nevaldomas. Manau, kad Albrightas gimė sukčiumi, žmogumi, darančiu viską, ko tik užsimano. Tad jei jam kildavo noras žudyti, jis buvo pasirengęs tai padaryti. Nors vaikystė buvo neįprasta, jis nepatyrė jokios prievartos, jo niekas seksualiai neišnaudojo. Iš esmės jis nepatyrė ir fizinio smurto. Manau, kad priežastis greičiausiai slypėjo genuose. Daugelio atmintyje prisiminimai apie tas žiaurias žmogžudystes jau išblėso, tačiau tie, kurie ten buvo, visada prisimins nekaltas moteris praradusias gyvybės. Pasiilgau savo draugių, jaučiu, kad galėjau kažką padaryti. Kaip tas žmogus išdrįso ateiti, paimti jų gyvybės ir jas nutraukti? Nuo pat pradžių čia buvo kažkas ne taip. Gyvenime pasitaiko labai mažai akimirkų, kai pažvelgęs į žmogų gali aiškiai pajusti, jog jis blogio įsikūnijimas. Ir tai yra baisiausias jausmas, kokį tik gali patirti.